ir šiek tiek viršytas kontrolinis laiko normatyvas, dar 2 baudos taškai už laiko normos viršymą. O dabar pasirodymą aikštėje pradėjo Digi Horses atstovai Anastasija Popova ir Kalifornija. Šiam žirgui yra 8 metai, tai Lietuvos jojamųjų veislės kumelaitė užauginta Lietuvoje nuo Eržilo Dinamit. Žirgo savininkė yra pati sportininkė. Į startą kviečiamas